Sveiki, su jumis Indrė, dėkoju, kad esat, nors dar labai jūsų nedaug, bet jūs kiekvienas man labai daug reiškiat. Karts nuo karto sulaukiu klausimo apie likimo skirtą žmogų. Klausia žmogus, ar jam tas žmogus, su kuriuo jis esa, arba jį mato kaip potencialų asmenį santykiams kurti, yra skirtas likimo. Tai iš ties man šitas klausimas pasirodė toks gan įdomus ir galvoju, būtų įdomu šiek tiek pašnekėti tą temą. Tai aš manau, kad mes visi vieni kitiems esam skirti likimo. Vienas kitą sutinkam neatsitiktinai. Žmonės ateina į mūsų gyvenimus, kaip ir mes į jų neatsitiktinai. Taip kaip ir neatsitiktinai susidėlioja tam tikros aplinkybės, įvykiai, situacijos ir pasikartojančios situacijos. Todėl po tokio gauto klausimo vis perklausiu, kas yra tas likimo skirtas, ką žmogus turi omenyje. Ir teko pastebėti, kad dažnai yra galvojama, kad likimo skirtas žmogus, tai tas, su kuriuo nugyvens visą gyvenimą. Viskas. Kažkur kažkas pasakė, būrėja ar dar kažkas, kad likimo skirtas. Neužsikabinkit ant šitos minties, nes kaip jau sakiau, mes visi vienas kitam esam skirti. Kartais į gyvenimą ateina karminis žmogus, kuris yra kažkokiams pamokoms išmokti, patirtims susirinkti, savybėms išsiugdyti. Kartais sutinkam sielos draugą, kuris yra nebūtinai romantiniams santykiams. Taip, sielos draugas gali būti nebūtinai romantiniams santykiams. Kai kurie sutinkam sielos dvynius, kai kurie giminingas sielas. Nesvarbu, kokie sielų ryšiai. Tiek ir su karminiu partneriu, tiek ir su soulmate'u galima kartu nugyventi ir 2 savaitės, ir iki gyvenimo galo. O priklauso nuo daug ko. Viena dalis yra 2 žmonių, kaip asmenybių santykių kūrimas ir puoselėjimas. Aš manau, kad likimas nėra iškaltas ant akmens. Taip, yra dalis, kuri yra nulemta, bet yra dalis, kuri vadinasi laisva valia. Mes kiekvieną dieną darom sprendimus ir pasirinkimus, kurių dėka taip įtakojam savo likimą. Ir kaip jau mes vairuojam per tą gyvenimą, taip vairuojam. Kuo labiau žmogus atsakingas už save ir savo gyvenimą, tuo geriau ir gražiau jis ir važiuoja per tą gyvenimą. Jei sprendimus ir pasirinkimus darysim vienokius, per gyvenimą žengsim vienaip. Pagal tai dėliosis aplinkybės, situacijos ir taip toliau. Jei matysim, kad tai netenkina, tada sprendimus darysim kitokius, tai per gyvenimą pradėsim žengti kitaip. Todėl, jei matot, kad netenkina kažkas, kad ir tie patys santykiai, nebijokit prieštarauti tam, kaip yra dabar ir viskas pradės keistis. Turiu omenyje nekovoti, nereikšti nepasitenkinimą kažkam. Kartais, aišku, gerai ir tai, bet dabar ne apie tai. Tai turiu omenyje prieštarauti, tai yra pasikalbėti pirmiausia su pačiu savimi, kaip nenoriu, kad būtų ir kaip noriu. Ir pradėti daryti kitokius pasirinkimus ir sprendimus. Kartais žmonės skiriasi, atrodo, turėdami tikrai gražius darnius santykius, bet pasibaigė galiojimo laikas, pasisuko planetos ir viskas. Kaip norit, taip vadinkit, bet praėję tam tikrą gyvenimo atkarpą, žmonės pasuka skirtingais keliais toliau rinkti savo gyvenimo patirtis. Tai jei kažkas jums pasakė, kad jūsų sutiktas žmogus yra jums skirtas likimo, tai jis teisus, tik žiūrint, ką turėjo omenyje ir kaip jūs tai supratot. Norėjimas kažką turėti iki gyvenimo galo man iškelia gan tokius gerus klausimus. Ar tai nėra tiesiog prisirišimai, noras savintis, į ką įeina ir noras kontroliuoti kitą, noras suvaldyti viską visada ir panašiai. Ir iš kur tai kyla? Ar tai nėra savivertės ir panašus klausimai? Tai visada pasitikrinti, apsvarstyti, pareflektuoti verta, nes tai jau riba, nuo kurios galima pradėti daryti ne tik savo santykius, bet ir gyvenimą kokybiškesniais. Ir tapti lankstesniam vietoj užsiciklinimo, kad jei jau sutikau fainą žmogų, tai jau dabar iki gyvenimo galo. Tai linkiu laikyti savo gyvenimo vairą savo rankose ir tekėti per gyvenimą, ypatingai moterims, tai sakau. Laikyti tai neturėtų būti norėti sukontroliuoti viską.